Sveiki, Eduardai. Sveiki, sveiki. Aš vėl užsimenu, kad mes sėdėm virš profesionalių gėjų klubo ir ten groja, katastrofiškai garsai sklinda. Antiek šlykštus, kad jūs neįsivaizduojat. Blogiau negu fronto linijai, toks įspūdis. Taigi, čia yra kankinimo metodas. Praktiškai taip. Praktiškai taip. Ne, būna ten labai gražiai, bet šį kartą pro šalį. Taigi, galim parodyti publikaciją. Vakar dienos ekspertai EU Landsberginės Šūdmalos kanalas ginasi kiek įmanydamas. Ir štai čia matome valstybinio transliuotojo lyderę mūsų dvispalvės fone. Ir straipsnis apie tai, kad atsisakė skelbti Eduardo Vaitkaus nuomonės. Apie Šūdmalą dar yra tam straipsnė, kur jau pats mūsų valstybės vadovas Landsbergis apie Šūdmalą pasakoja. Va čia yra vadinęs tas video savikritiškas senosios Šūdmalos, kurie Lietuvoje pasisakymas. Tai čia kas norės pasiklausys. Žodžiu, Eduardas Vaitkus nusintė vieną tekstą. Ir Monika Garbačiauskaitė Budrienė atsisakė skelbti, kadangi jinai įvardino tą tekstą kaip kenkianti demokratijos principams, nusižengianti konstitucijai ir visiems kitiem įstatymam. Bet neatmetė tikimybės, kad jeigu Eduardas Vaitkus pasitaisys, tarp kitko yra ir konservatorių balse būtent po šitas straipsnis, aš jį parodysiu kaip reklamiškai, jeigu pasitaisys, tai paliko viltį. Ir leis, jeigu Vaitkus neskelbs to, ko negalima, leis, jei nepažinės demokratijos principų, leis publikuotis valstybinio transliuotojo, mokesčių mokėtojų pinigais išlaikomo transliuotojo portale. Ir Eduardas Vaitkus nusintė kitą tekstą. Ten jau nebuvo pažinimų demokratijos. Taip, kokius darbus, taip hipotetiškai išvardino, kokius jis darbus dirbtų, jeigu galbūt ten būtų išrinktas valstybės vadovo. Atrodo, labai gerai, kaip įdomu, kokiusgi dirbtų. Diskusija būtų dėl to. Ne. Monika Garbačiauskaitė Budrienė atsisakė skelbti ir šitą jo tekstą, tik jau be motyvų. Ten nesakė, kad demokratijos nepažeidžia, bet pasakė, neskelbs ir viskas. Ir taškas. Eduardai, jūs turite čia kažkokį komentarą? Ką dabar darysit? Tai aš dar tik tai pridėsiu, kad profesorius Valatka, Eugenijus Valatka, kuris yra LRT tarybos pirmininkas ir kuris yra Kauno technologijos universiteto rektorius, šiandien atsiuntė man taip pat patvirtinimą, kad neskelbs mano tekstų, nes Monikos Garbačiauskaitės įsakymai yra viršesni negu Lietuvos konstitucija. Padarysi, jeigu taip yra, nieko nepadarysim. Taip. Profesorius Valatka išvardino Monikos Garbačiauskaitės 3 įsakymų punktus, ir pasakė, kad jis bejėgis ką nors pakeisti, nes valdžia yra. Tai čia rimtas šios dienos pranešimas. O dabar aš dar tik tai galvoju, su juristais tarėmės, kiek tai yra teisminio nagrinėjimo byla ir ar pavyktų šitą bylą įspręsti iki gegužės mėnesio, nes gegužės 12 dieną rinkimai. Tai aš aš jau nusinčiau vakar, kadangi nepriėmė mano antro teksto, tai nusinčiau dabar prisidengdamas Zigmų Vaišvilą. Nusinčiau mūsų abiejų tekstą apie Lietuvos stojimą į Europos Sąjungą ir kaip mes visi Lietuvos žmonės buvome apgauti, kaip mus išdavė Lietuvos valdžia arba kaip neatsiklausė pagal konstituciją nurodytų būdų mūsų nuomonės ir kaip mes praradom Lietuvos nepriklausomybę. Detaliai viskas surašyta. Tai dabar dar kol kas negavau atsakymo, ar šitas tekstas yra tinkamas ar netinkamas. Bet Melo ir tiesos portalas yra aukščiau virš įstatymų ir aukščiau virš konstitucijos. Ir jie vis pasiremia tuo, kad LRT įstatymas yra ir toks, ar ne? Suteikia jiem teisę ir pareigą būti atsakingiem už tai, ką jie skelbia. Jie jaučia tokią didelę atsakomybę ir užtat tas vyr redaktorius, jisai greitu būdu susipažįsta su tekstu ir pasako, ne. Greitu būdu susipažinus, jis kaip ekspertas, kaip galutinis teisėjas,
kaip galutinio verdikto skelbėjas pasako, ne, jokių būdų šitas tekstas yra per daug pavojingas, nes diskrecija yra. Jie turi tokią teisę. Žinot, aš pasakysiu ne tai, kad pavojingas tas jūsų tekstas, aš pasakysiu. Jiems net baisu į diskusiją įsivelti, kadangi tas tekstas antiek paprastas, antiek aiškus. Abu tie tekstai, kuriuos jūs bandėte, kad tenai, žinot, pradėti diskutuoti, tai iš karto prisipažinti pralaimėjus. Jie negali tomis temomis kalbėti. Jie gali kalbėti tik šablonais, visas tas nesąmonės, ką jie varo, propaganda. O kai iš esmės kažkas pasakymo, nebūtinai teisingai ir neteisingai, iš esmės, tai sutriuškinkite Eduardą Vaitkų. Tai vis tik jų taktika yra, aš pasikartosiu, teisinga, jūs reikia ignoruoti ir kiek įmanoma nematyti. Tai yra geriausias būdas su jumis kovoti. Audriau. Žodžiai karalius nuogas yra patys baisiausi. Na taip, bet kadangi jau pakalbėjome apie tą valstybinį transliuotoją, tai pasižiūrėkim dar vieną video, kaip nauja Lenkijos valdžia išvaikė valstybinio transliuotojo propagandistus. Nu, savaime suprantama, juos pakeis kažkokiais kitais propagandistais. Новое правительство Польши уволило руководство государственных СМИ. Должностей лишились топ-менеджеры и главные редакторы национальной телерадиокомпании, а также информационного агентства. Министр культуры страны в заявлении ведомства говорится, что таким образом власть пытается восстановить беспристрастность государственных СМИ. Сослались в Министерстве культуры и на соответствующую резолюцию, принятую уже новым составом польского парламента. Распущены и заменены были, в частности, наблюдательные советы медиа, которым теперь предстоит назначить новое правление Гостелерадио и агентства. Вскоре после этого было приостановлено вещание информационного канала ТВП, региональных телерадиокомпаний, входящих в этот же холдинг, а также международный эфир национального вещателя. Журналисты, само собой, на происходящее отреагировали довольно резко. В прямом эфире, давайте посмотрим его фрагмент, как это было. К сожалению, мы вынуждены прервать программу «Агробизнес». Мы начинаем специальный выпуск новостей. Сегодня в 11 часов 18 минут по неизвестным нам причинам сигнал канала TVP Info был отключен. Такого еще не было в истории Польши. Это исторический момент для польских медиа. Сразу после этого в эфирный комплекс и редакцию прибыли полицейские. Возмущенные таким развитием событий подъехали и политики из партии «Право и справедливость». Именно они, напомню, были у власти в Польше последние 8 лет. И именно рупором консерваторов, правивших в стране все 8 лет, было государственное телевидение ТВП. Хотя по закону оно, конечно, не должно служить интересам какой-либо силы. Прежде всего, это защита демократии. Без плюрализма в медиа и сильных СМИ не бывает демократии. И сейчас время сделать все, воспользоваться каждой возможностью, использовать каждый метод борьбы. Ну, вот, вероятно, этим призывом воспользовались сотни людей. В Варшаве и других городах страны прошла волна протестов. Участниками таких акций стали в основном избиратели партии Качинского. Местами даже были столкновения с полицией. Противостояние старой власти новому прозападному правительству Польши вышло уже и на уровень руководства страны. Президент Анджей Дуда, он, напомню, выходец из партии Качинского, уже осудил смену руководства СМИ. По его словам, внедренные реформы равнозначны анархии. Это цитата. А политическая цель нового правительства Дональда Туска, по мнению президента, не оправдывает нарушения конституционных принципов. Господин президент, как я уже проинформировал вас, сегодняшние действия направлены в соответствии с вашим намерением на восстановление правового порядка и порядочности в общественной жизни. Вы можете рассчитывать на нашу решимость и железную последовательность в этом вопросе. За последние 8 лет Польша в мировом индексе свободы прессы опустилась с 18 на 57 место. Это показатель, который говорит сам за себя. Štai tokie nuotykiai Lenkijoje. Gerai būtų ir Lietuvoje išvaikyti kažkada. Bet ne, geriau nereikia, nes išvaikytų, tai po to va tokias nuomonės jūsų ir skelbtų tenai be saiko. Negerai, nereikia vaikyti. Audriau.
aš liepčiau būtinai visus propagandinius kanalus paleisti. Ir dabar pas mus yra Amerikos propagandinis kanalas, Laisvoji Europa ir panašiai LRT skelbia. Tai tegul vienas Amerikos, vienas Rusijos. Vienas Amerikos, vienas Rusijos. Tegul būna paritetas, lygybė. Žinot, aš jūs irgi cenziruosiu šios, jūs prisikalbėjot. Uždrausta pas mus Rusijos kanalai. Negalima. Ką reiškia? Ką jūs kalbat? Taigi žmonės išgirs ir skandalas bus. Lietuvo žmonės yra tiek protingi, kad jie atsirinks. Grūdai atsirinks. Jie moka. Protingi, neprotingi, bet nebereikalo valstybė yra va tokie teisės minedai, kurie pradeda prieš mus visokius tenai tyrimus, skundžiasi, kad mes jo šmeižiam, dar kažką darom. Jie geriau supranta. Tiesa, po to tie ikiteisminiai tyrimai nutraukiami, bet svarbiausiagi procesas. Gyvenime yra svarbiausia procesas. Gerai, aš turiu dar vieną klausimą jum, nes taip triukšmauja tenai tie profesionalūs gėjai ir taip šlykščiai, kad jūs net neįsivaizduojat. Audriau, džiaukitės, kad dar neatėjo iki studijos. Vat kai ateis prie jūsų šonė atsistos, vat tada bus. Gerai, aš noriu paklausti, kaip sekasi su rėmimu, kaip sekasi su pinigų rinkimu, nes reikės visokiem užstatam, reikės vat, ir spauda ir taip toliau, tai politinė reklama. Rodau politinė reklama, kad neprisikabintų, nes čia yra mano sąskaita. Aš nesakau žmonės, aukokite į tą sąskaitą. Bet jūs matot numerį, kur oficialiai galima paaukoti. Ir kaip ir visi kandidatai turi savo tas sąskaitas. Taip, kol kas septyni iki šios dienos. 7 oficialūs kandidatai. 7 yra oficialūs kandidatai, kol kas nematyti vienos iš lyderių, premjerės Ingridos Šimonytės, bet jinai turbūt ruošiasi startui. Čia žinot, kaip geras sportininkas išeina, ten jau paskutinių momentų ir jau nušluosto visiems nosį. Tarp kitko nėra ir, žiūriu, ir gerovės valstybės kūrėjo. O 2 lyderių nėra ir gerovės valstybės kūrėjo Gitano Nausėdos nėra. Keista, kad jie dar savęs čia neįrašė. Turbūt dirba valstybėje reikalingus darbus, tai dar ir nespėjo pasirūpinti. Ir pasižiūrėkim, kiekgi rėmėjų yra jūsų tarpe, nenorit? Tai aš galiu ir pasakyti, jau beveik 350. Iš vienos pusės tai yra labai gerai, nes lyginant... Taip, 350. Aha, čia sumos, čia kiek į dieną, kas įmetė? Ne, čia kiekvieną dieną kiek naujų rėmėjų. Kiekvieną dieną atskirai suskaičiuota ir kiek paremta pinigėliais. Tai viso surinkot iš tų rėmėjų smulkių virš 10 000. Čia jau taip yra virš 10 000 jau surinkta. Tai čia iš vienos pusės yra labai gerai, nes kitų kandidatų, pasižiūrim, Valdas Tutkus, pavyzdžiui. Valdas Tutkus pasirėmėjų 18 yra, aš suskaičiavau. Mažiau. Ir jo suma beveik 1000. Mažiau, Tutku kol kas mažiau, bet jis gal dar neaktyviai dirba. Pažiūrim dar. Čia įsijungęs. Jeglinskas, jis turi didelę perspektyvą irgi laimėt, kaip ir Žalimas. Tai jisai surinko 10, panašiai kaip jūs, 10 000, bet pasi 2 kartus pavedimas po 5 000 pervedė pati partija, tai čia turbūt valdiški pinigai, mokesčių mokėtų. Taip, iš mūsų visų surinkti pinigai. Čia mūsų pinigai visi. Ir fizinių asmenų Jeglinskui 2 iš viso žmonės ir 11 eurų. Aha, tai vat partijos paremia ženkliai. Veryga gražiau atrodo. Veryga. Profesorius Veryga yra pirmūnas. Profesorius Veryga yra pirmūnas. Kaip man tą Verygą rasti, to žiūrim. Bet čia neįrašytas ir Veryga. Ne, yra Veryga. Yra, taip. Aukotojų sąrašą žiūrim. Wow, Veryga per trumpą laiką surinko virš 10 000, 111 000. Audriau, nesakykit žodžio surinko. Nušluostė jum nosį. 10 kartų daugiau už jūs pinigų surinko Veryga. Pažiūrim, kas jam aukoja. Audriau, jūs klaidinate žmonės. 14 jūs klaidinate. Jis nesurinko. Kišeniniam partijos prezidentam partijos duoda pinigus.
Tai šitoj vietoj partija paskyrė 111 tūkstančių. Tai čia irgi mokesčių mokėtojų pinigai, čia ne iš savo kišenės Mūsų visų Karbauskis pinigų, moka. tai čia ne Karbauskio asmeniniai pinigai. Praėjusiais 19 metais, tai Karbauskio partija savo kandidatui, Skvernelis buvo, 580 tūkstančių paskyrė. Supratau. Nu tai tada, net pažiūrim Žalimą. Aš manau, Žalimas tikrai surinko daugiausia. Taip, Žalimas, Laisvės partija, aukotojų sąrašas, žiūrim, prašau, 6220 ir... Vienas žmogus 5000 paaukojo, kitas žmogus 1000. 1000. Va, ir nurodyta, kas paaukojo. Nu, super Žalimas. Žalimas neblogai laikosi. Neblogai. Perspektyvus. Bet ir jūs neblogai, palyginus visiško izoliacijoje, bet sugebate. Vat mes truputį pareklamuojam, visi kiti sugebate surinkti. Daugiausia jūsų tų mažiukų piliečių parėmė. 350, truputį virš. Tai lyginant pagal žmonių palaikymą, tai net arti nėra kitų, bet vėl kita yra medalio pusė. 50-70 tūkstančių reikia būtinai mirtinai ir kad būtų 3-5 tūkstančiai žmonių, dar 10 kartų daugiau, kurie pagal galimybės, kiek kas gali savęs nenusiskriaudžiant, paaukotų, nedaugiau kaip 50 eurų, nes virš 50 eurų neleidžia įstatymas, nes tada reikalauja, kad būtų mokesčių inspekcijoje deklaruotos pajamos. Tai rinkimuose, kas yra suplanuota padaryti, tai reikia o suplanuota žinomumo arba informacijos apie mano skleidžiamas mintis, keliamas mintis, prezidento uždavinius, bet šitos informacijos, kaip ją patekti, kaip ją paskelbti žmonėm, kurie nėra tie 20-30 tūkstančių, kurie klauso jūsų kanalą arba Vaido Lekštučio, arba kurie Gorienės laidą pasižiūri. Tai iki jų prieiti reikia truputį pinigėlio, bet jeigu atsiras 3-5 tūkstančiai, jau nekalbu apie 10 tūkstančių Lietuvos žmonių pasiryžusi paaukoti nors po 10 eurų šitam reikalui, tai tada aš manau, mūsų kelias kitais metais bus pakankamai nesunkus, nes mano mintis apie Lietuvos valstybės savarankiškumo atgavimą ir įstatymų laikymasi, jos gali būti nepriimtinos Lietuvos priešam arba tie, kurie niekuo netiki, kurie galvoja, kad Vaitkus nori apgauti ką nors. Tai šitas mano uždavinys yra. Kitą sausio mėnesį važiuoju į Plungę, Vilkaviškis planuose yra ir Panevėžys planuose ir Rietavas. Važiuoju, kur su žmonėms susitiksime, bet čia tik tai tam gyvam susitikime, tai neįsprendžia gyvi susitikimai problemos, nes auditorija internetiniu būdu gali būti ir 10, ir 20, ir 50 tūkstančių. O mūsų Lietuvos konservatoriaus laikraštis, aš manau, kad eis ir jo laikraščių pinigėliai, tai jau dabar yra 6 mėnesiam. Bet užtat daugiau nėra jokių pinigėlių niekam. Laukiam kitų metų su gerom viltim. Taip, čia aš suprantu, kad svarbiausias skaitlingumas, kaip jūs sakot, kad ten 10 arba šiek tiek daugiau iki 50, tai jeigu susirinks, tai ir surinksi tos pinigus, jeigu žmonės bus. O tie, kurie nori paremti daugiau ir turi tokią galimybę, tai jie visada, aišku, gali paremti mūsų kanalą. Nes mes veikiame iš principo tai kaip vienas, jokio skirtumo. Bet aišku, rinkimai jie reikalauja šiek tiek finansų, taip kad aš raginu tie, kurie gali, paremti ir Eduardą Vaitkų į šitą sąskaitą. Žmogus kaip raupsuotas, izoliuotas,
jo mintis neskelbiamos niekur, išskyrus va tokiuose alternatyviuose kanaluose. Nu, ką padarysi, nu, pats prisidirbo. Bet aš esu atkaklus ir piktybiškas, aš nenusiteikęs pasiduoti. Ir galvoju, jūs mane spauskite ir pamatysite, kas išeis. Taip, ir aš pagalvojau, kodėl vis tik tai svarsčiau, kodėl nepaskelbė valstybinis transliuotojas Monikos Garbučiauskaitės Budrienės vadovaujamas antrojo jūsų tekstą. Aš tai paėmiau tos darbus ir galvojau, nu vis tiek, ne visigi darbai buvo blogi, prie ko galėjo prisikabinti. Ir aš svarsčiau, prie kurio labiausiai ir prie kelių apsistojo ir vis tik tai aš pacituosiu tada, dėl ko, manau, tikrai neleido jūsų teksto, tai va šis punktas. Vienas iš pirmųjų darbų - paskambinti Baltarusijos prezidentui ir informuoti, kad Lietuva naikina draudimą belaruskali trašų tranzitui, kad Baltarusijai per Medininkų pasienio punktą bus perduota šios šalies pilietė Svetlana Tikhanovskaja su visa jos svita. Pokalbio metu aptarti elektros pirkimo galimybės tiesiogiai, ne per tarpininkus. Tai aš manau, čia daug kas nepatenkinti tokių darbų, nes vien dėl elektros pasitarimo, tai įsivaizduokit, kiek jūs nuskriaudžia tų spekuliantų, tų sukčių valstybiniam lygiai veikiančių, jeigu susitartumėt ir pirktumėt elektrą tiesiai iš Baltarusijos, už jų kainą siūloma. Tai čia yra skandalas, jūs nupjaunate fantastiškus finansus nuo žmonių, kurie daro biznį. Nieko nepaminėjau apie galimybę dujas pirkti vis tik tiesiogiai. Oi, geriau ir neminėkit. Tik per tarpininkus. Tai dar kol kas neminiu. Aš po truputį. O jau jūsų svaičiojimai, kad ten sudaryti darbo grupę bendrajam valstybės auditui atlikti, tai klausykit. Net laiko kritikus. Nesidairykime atgal, Eduardai, žiūrėkime į priekį. Kas buvo, tas buvo. Nereikia jokių auditų. Gyvenam be audito 30 metų ir toliau galim gyventi. Tai, kai nubausim kelis ir tada garantuosim, kad nieks ir ateityje nenorės daryti tokių kiaulyščių. Nes vienas punktasgi yra nuostatose, kad senaties terminas už korupcinius nusikaltimus turi būti panaikintas. Žodžiu, prisikalbėjot, mes priversti baigti šiandien laidą, iš tikrųjų prisišnekėjom, užsipliurpėm, o artėja šventės, reikia ruoštis, nebežiūrėkite mūsų, ruoškitės šventėm, kūčios, kalėdos, reikalas. Iki šventinis reikalas. Mes, visas kolektyvas, viso kolektyvo vardu linkiu jums viso ko geriausio, neprarasti optimizmo. Aš manau, kad mums reikia atlaikyti šį laiko tarpą, jis nėra lengvas, bet manau, nei Eduardas, nei aš, nei mūsų aplinkiniai žmonės nei kiek neabejoja sėkmė. Kelias jisai nebus be jokios abejonės lengvas, greičiausiai netgi ilgas kelias bus, bet taip viskas aiškiai jaugi matosi. Tai viskas aiškiai matosi. Ir tie aferistai, juk jau viską taip aiškiai, viską mūsų tie tautiniai aferistai mato ir supranta. Bet kol kas iš inercijos viskas važiuoja. Bet manau, Audriau. Važiuos. Figos lapelis, kuris jų gėdą dengia, ir tas nukrito. Taip, toks sutrūnyjas ir tas nukrito, vėjas nupūtė. Taigi visiems labai gerų švenčių, mes iš karto pasimatysime be jokios abejonės po jų. Nežinau kurią dieną, bet labai jau greitai. Sėkmės visiems. Iki. Viso.